Jūsų magnificencija rektoriau, garbėjai kolegos, profesoriai, mėlėjai bičiuliai, man didelė garbė, žinoma, pasidalinti savo mintimis ir pristatyti savo keletą svarstymų Alme Matris Limnensis sienose ir dėkoju už šią suteiktą garbę. Galbūt aš nevadinčiau to, ką aš pristatysiu kažkokią tai profesionalo kalbą. Aš apskritai kreivokai žiūriu ir purtausi tos etiketės, kurią galbūt man kai kada norima klijuoti, kad esu aš kažkoks tai žmogaus teisų specialistas. Abejoju, ir aš toks esu. Gal greičiau turiu kažkokių tai kvalifikacijų akademinio gyvenimo daugiau ir jos yra susijusios daugiau su filosofija, su politikos teorija, su kultūros, su literatūros filosofija. O su žmogaus teisė, man atrodo, čia veikiau tektų kalbėti apie greičiau pasišventimą, apie tam tikrą misijos jausmą, o visa kita yra išmokstami dalykai. Gal aš pradėčiau nuo to, kad iš tikrųjų dėl žmogaus teisų vyksta kur kas daugiau dramų ir iečių laužoma gerokai daugiau nei kartais manoma. Vienas iš tokių stereotipų paplitęs neretai daugelėje šalių yra tas, kad Europos žmogaus teisų politika yra pagrįsta kažkokiu tai šventų konsensusu, kad esą dėl visko yra sutariama ir egzistuoja kažkoks tai monolitas beveik, kurį būtų galima pavadinti žmogaus teisų paketu ir dėl to esą sutarė visa Europa. Patikėkite, taip nėra. Tai yra nuolatinis, save atnaujinantis, sudėtingas procesas. Kiekvieno, tarkime, žmogaus teisų dokumento rengimas, ypatingai metinės ataskaitos rengimas, parodo, kokie gilūs skirtumai egzistuoja tam pačiam Europos parlamente, tarkime, tarp krikščionių demokratų ir liberalų, arba, tarkime, krikščionių demokratų ir socialistų arba žaliųjų. Yra įvairūs politinio jautrumo tipai ir jeigu iš principo yra susitariama dėl esminių dalykų, tai mes puikiai žinome, kad Dievas ir šėtonas slypi detalėse. Dėl detalių yra kovojama labai rimtai. Tai aš gal pradėsiu nuo to iš tikrųjų, kad apskritai toks dalykas kaip žmogaus teisės, dėl kurio pasaulyje būtų susitariama, jis yra labai nesenas dalykas. Tai istoriškai mes galėtume pagrįsti mintį, kad žmogaus teisų idėja daugmaž pavadinkime, sutampa su tolerancijos idėja Europoje. Ją būtų galima sieti politiškai su Vestfalijos taika, o filosofiškai daugiau su devocija moderna, su moderniojo tikėjimo formomis ir didžiųjų Europos humanistų diskusijomis. Erasmo Rotterdamiečio, Martino Liuterio, Filipo Melanchtono, be abejo Tomo Moro, Piterio Higgeso. Būtent humanistų diskusijos apie žmogaus orumą, apie žmogaus vertę buvo pirmasis tas akmuo padėtas, galima sakyti, ten, kur pradėjo dygti po truputį žmogaus teisų tas visas pastatas. Bet iš tikrųjų tai buvo ir religiniai debatai, teologų ginčai. Didžiulis dalykas, kurį aš siečiau su Utrechto unija Nyderlanduose, kada pirmą kartą pasaulio istorijoje nuskamba mintis, kad negalima žmogaus persekioti už jo tikėjimą. Ir negalima persekioti žmogaus už tiesiog skirtumus. Kad skirtumus reikia kažkaip tai įprasminti teologinę, filosofinę kalbą ir nepalikti jų vien valstybei. Kitaip tariant, kad žmogus nėra valstybės nuosavybė, kad žmogaus asmenybė yra kažkas, ko negali valdyti iki galo nei karalius, nei institucijos. Šitas be abejo padėjo pamatą šiuolaikiniam žmogaus teisėm ir rektorius yra visiškai teisus, sakydamas, kad prie to labai prisidėjo Europos mąstytojai, profesoriai, universiteto žmonės, scholerai, kurie visada gynė taip pat tam tikros distancijos tarp galios pasaulio ir minties, laisvos minties idėją. Šitos distancijos idėja, sugebėjimas išsaugoti distanciją tarp minties laisvės ir galios lauko buvo vienas iš dalykų, kurie Europoje iš tikrųjų paklojo pamatus žmogaus teisų idėjai. Bet, mėlyjei kolegos, visa tai, ką aš sakau, yra tokie, sakyčiau, akademiniai, susiję su politinė istorija dalykai. Bet realybė buvo gerokai komplikuotesnė. Iš tikrųjų, žmogaus teisės kaip pastanga suvienyti daugmaž civilizuotos politikos veikėjus pasaulyje, tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Azijoje, šita pastanga tapo įmanoma gana neseniai ir mes puikiai žinome, kad tam pamatą paklojo Helsinkio susitarimai. Kada pirmą kartą pavyko vakaram labai sėkmingai įpiršti totalitariniai valstybei, Sovietų sąjungai,
Idėja apie tai, kad ji pati, kaip gerbtina politikos veikėja, atsako už žmogaus teisės, turi pasirašyti dokumentus įsipareigodama gerbti žmogaus teisės ir tai sukūrė labai netikėtą efektą. Sovietų sąjunga ir jos elitas nuoširdžiai manė, kad mainais gaudama už tai savo teritorinio vientisumo nekvestionuojamą statusą, kitaip tariant, gaudama Kaliningradą visiems laikam, ką sovietai suprato iš karto. Būdami geopolitikos meistrai, jie suprato, kad žmogaus teisės tai yra miglota savoka kažkokia tai, vakarai kažkokią tai katę maišę siūlo, bet mes gaunam, jie manė, Kaliningradą, mes gaunam visišką teritorijos pripažinimą, baigėsi geopolitiniai disputai, jie nesuprato vieno dalyko. Jie nesuprato, kad su tuo susikūrė visiškai naujas disidentų tinklas. Nebe rašytojai šeštadesiatnikai, kurie po Chruščiovo kalbos 20-ojo partijos suvažiavimo metu vien tik tai reiškė savo nepritarimą stalinizmui, o tikrai rimtai veikiančių, gerai organizuoto disidentų tinklo gimimas ir įvyko po Helsinkio susitarimų. Čia ir Helsinkio grupės garsiosios, noriu pasakyti, kad ir Lietuva suvaidino savo garbingą vaidmenį šioje istorijoje ir Lietuvos disidentai, sakyčiau, didžiulės pagarbos vertas žmogus Viktoras Petkus, nepalaužiamas, ilgametis žmogaus teisų gynėjas, kurio drąsa žavėjosi Solženicynas lageriuose, Tomas Venclova, vienas iš kūrėjų, Finkelšteinas, žmonės, kurie kūrė Helsinkio grupę pirmoje Lietuvos, vėliau kiti Lietuvos disidentai ir Katalikų bažnyčios kronikos platintojai, Nijolė Sadūnaitė, Sigitas Tamkevičius, kiti disidentai, iš tikro savo vaidmenį didžiulį suvaidino žmogaus teisų dramoje Sovietų sąjungoje. Noriu jums pasakyti, kad keletas faktų tiesiog Lietuvai daro didžiulę garbę. Jeigu reikėtų kalbėti apie žmogaus teisų istoriją ir pasakyti vakarams, kur pasigirsta Lietuvos balsas, tai leiskite jums priminti, kad vienas pačių garsiausių Maskvos intelektualių disidentų buvo Aleksandras Štromas, draugavęs su Aleksandru Galičiumi, beje Vilniaus universiteto auklėtinis, vėliau studijavęs ir Maskvos universitete, teisininkas, Gorbačiovo beje eros žmogus. Legenda byloja, kad Gorbačiovas žavėjosi bendrabutyje Štromo erudicija vakarų metu. Kad ir kaip būtų, Štromas buvo žmogus, kurio ratas buvo nei daugiau, nei mažiau Leonido Pinskio, Aleksandro Galičiaus, Vladimiro Bukovskio, Aleksandro Ginsburgo ratas. Ir iš tikrųjų Štromą visi žinojo kaip lietuvį ir vieną garsiausių disidentų. Tomas Venclova taip pat buvo gerbiamas ir žinomas galbūt kiek daugiau kaip Helsinkio grupės narys ir ypatingai tuometinėme Piteryje, Leningrade. Bet aš noriu pasakyti jums dar keletą dalykų, kurie yra tiesiog būtini mūsų dėmesio ir jos jauni žmonės ypatingai turi žinoti. Kada prasidėjo Nobelio premijos laureato, didžiojo poeto Pasternako, Boriso Pasternako ujimo procesas Sovietų sąjungoje, atsirado žmogus, kuris jam įteikė laišką, kuriame buvo išsakyta Lietuvos inteligentijos parama. Šitas žmogus buvo Pranas Morkus. Tai buvo lietuvis, tai buvo žmogaus teisų gynėjas, šitą padaręs ir išsakęs būtent tuo metu paramą Pasternakui, kada tai padaryti buvo pavojinga, kada žmonės tiesiog bijojo šitą atvirai daryti. Taigi noriu pasakyti, kad šitoje dramoje lietuviai taip pat dalyvavo ir žmogaus teisės nėra vien tik tai vakarų pramanas, kaip kartais teigia itin konservatyvi publika pačioje Europoje, arba kaip teigia kartais žmonės, kurie žmogaus teisės traktuoja tiesiog kaip pavojų didžiausią. Na, kaip pavojų jį traktavo buvusi Sovietų sąjunga ir nebe pagrindo. Dabar šalis, kurią galima laikyti civilizuotą ir modernę, bet kuri nepripažįsta žmogaus teisių, bent jau to pavydalu, kurio mes pripažįstam, tai būtų Rusija, taip pat Kinija, nebejotinai. Kinija dar labiau. Toliau sektų variacijos tam tikros, bet šalis, kurios yra modernios, civilizuotos, turi didžiulį intelektualinį ir kultūrinį potencialą, yra galingų ekonomikų šalis, bet nepripažįsta žmogaus teisų diskurso paties, yra būtent Kinija ir Rusija. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų paradoksas yra tas, kad jos mano, kad tai yra vakarų tokia impozicija, kad vakarai čia primeta tiesiog kažką tai. O realybė juk buvo tokia, kad 20-ame amžiuje žmogaus teisų sąjūdžiai būtų buvę neįmanomi be rytų europiečių drąsos ir be pačių disidentų. Juk vakaruose disidento savoka, kalbėkime atvirai, baigėsi su religinio disidento laikais. Faktiškai po religinių kovų Anglijoje, po kvakerio, metodistų kelimosi į Ameriką, po anabaptistų persekiojimo,
disentas kaip po toks arba kitamanystė, kuri vakaruose buvo sieta pirmiausia su religinė kitamanystė, ji nustoja net prasmės kaip po tokios. Todėl, kad vakaruose vis dėlto 20-ame amžiuje įsitvirtina demokratiniai režimai, kad ir sunkiai, bet įsitvirtina. Ir disidento savoka, ką jį reiškia? Galima kalbėti apie socialinę kritiką vakaruose, galima kalbėti apie, tiesiog pavadinkime, nonkonformizmą intelektualų. Bet tikri disidentai buvo rytų europiečiai, pirmiausia rusai, ukrainiečiai, lietuviai, latviai ir kinai, neabejotinai didieji kinų disidentai. Nuo nuostabių teisininkų, kurie neteko savo licencijos, todėl kad stojo prieš partiją, prieš valstybę, iki tokių figūrų kaip Ai Weiwei, imtinai. Visiškai didingos figūros, žmonės, kurie galėtų nerizikuoti savo gyvenimu, bet rizikuoja. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų žmogaus teisės nėra tai, kaip kartais įsivaizduojama, kažkoks tai monolitas, žinot, kuris yra, sistema tam tikra, žodžiu, patekai, yra establishmentas žmogaus teisų tam tikras, patikėkite, toli gražu taip nėra. Ten vyksta iečių laužimas nuolatos ir žmogaus teisų sfera yra būtent komplikuota tuo, kad ten nėra jokių galutinių atsakymų. Yra nuolatinės diskusijos, nuolatiniai debatai. Ir neretai net tenka labai rimtai kelti klausimą apie tai, kad palaukite, tai kas yra šiandien kai kuriem politikam žmogaus teisės? Ar tai vis dėlto yra sfera, kuri yra tarptautinė savo prigimtim, kuri nepriklauso nacionaliniai valstybei iki galo, nors valstybė vaidina tam tikrą vaidmenį, turi žmogaus teisų politiką, bet vis dėlto be NVO globalinių būtų neįmanomos visos žmogaus teisės kaip pasaulinis reiškinys. Atimkite Human Rights Watch, kuri gimė kaip Helsinki Watch, Arija Nairio laikais, atimkite Amnesty International, atimkite Freedom House ir faktiškai valstybės nepajėgtų atlikti tokio vaidmens, kokį atlieka tie globaliniai junginiai ir dariniai. Kitaip tariant, žmogaus teisės yra sudėtingas dalykas. Čia net valstybės nekontroliuoja iki galo šito reiškinio. O ką jau kalbėti apie politinius skirtumus pačiame viduje? Daliai politikų kartais atrodo, kad žmogaus teisės yra toks patogus užsienio politikos aspektas. Žodžiu, mes galime paspausti arba Rusiją, arba Kiniją, pakoreguoti prekybos sutartis tam tikras, įvesdami tai, kas vadinama conditionality, taip sakant, žodžiu, spustelėti. Kad žmogaus teisės yra tam tikras, pavadinkime, rimbo ir meduolio arba carrot and sticks, kaip sako anglai, metodo dalis. Bet aš bijau, kad už to slypi baisi vulgarizacija. Žmogaus teisės tikrai nėra toks instrumentiškas dalykas ir tikrai jos nesuvesi vien tik tai į paspaudimo būdą arba į rimbo ir meduolio dalį. Nes jeigu taip traktuosi žmogaus teisės, tai neišvengiamai pradėsi žmogaus teisės taikyti Kinijai, Iranui, Rusijai, Vidurio Azijai, bet visiškai pašalinsi iš šito horizonto pačius vakarus, pačią Europą. O tai būtų nedovanotina klaida, todėl kad visi, kas gina žmogaus teisę, supranta, kad nėra ir niekada nebus tobulų valstybių. Valstybės klysta, yra už valstybės senesnių darinių, vienas iš jų yra universitetas, beje, istoriškai ir senesnė institucija už valstybę ir matyti išmintingesnė daugeliu atveju. Tai valstybės nėra tobulos ir būtų naivu manyti, kad tokį dalyką kaip žmogaus teisės galima patikėti valstybei. To nėra. Turi būti kažkokia tai valia intelektualinė ir moralinė, įgyjanti institucinę formą tam tikrą. Daugeliu atveju tai yra būtent tokie junginiai, NVO, nevyriausybinės organizacijos ir ten nėra paprastų klausimų, paprastų atsakymų. Tad aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų sudėtingas tai yra dalykas ir aš sakyčiau, prieš pereidamas jau prie praktinės savo dalies, kad po 70-ųjų metų, po 80-mečio nusistovėjo daugmaž susitarimas dėl kelių kertinių dalykų. Tai keli kertiniai dalykai pasaulyje. Tai yra be abejo, tai yra raiškos laisvė, su minties, sąžinės, tikėjimo laisvė, kuri yra pripažįstama kaip universalus dalykas. Kaip universalus dalykas yra neabejotinai pripažįstama būrimosi arba asociacijos teisė. Bet aš bijau, kad jeigu kalbėsime apie pasaulinį konsensusą, sąrašas tuo baigėsi. Dėl minties, sąžinės laisvės, tvarkoj, su išlygom, sunkiai, kartais labai dramatiškai debatuojant, bet vis dėlto daugmaž valstybės dėl to susitarė. Bet jeigu mes pasakę A, tarsime B, o paskui tarsime ir kitas raidės ir pereisime į gilesnius sluoksnius, pamatysime, kad niekas čia neaišku. Pradėkime nuo vyrų ir moterų lygybės. Va taip Pandoros skrynia atidaryta.
Yra kultūros, kuriuose iš principo nėra tokio dalyko kaip žmonių lygybė ir ypatingai lyčių lygybė. Jūs niekad nepaaiškinsite normaliam, rafinuotam, išsilavinusiam inteligentui iš Irano, kad vyras užimantis aukštą pareigą gali paduoti ranką moteriai. Kai kada moteris vakaruose to nežino ir puola su diplomatai sveikintis, duoti ranką, o tie lankstosi, bet nepaduoda rankos. Ir kyla, aišku, kultūrinis šokas, ko reikia tikėtis. Ir yra nesuprantama, kad yra kultūriniai kodai, kurie šiuo atveju veikia labai specifiškai. Kaip tada kalbėti, tikėtis, kad jie priims tokią pačią vyro ir moters lygybę, kokia yra įgyvendinta 100% Šiaurės Europoje arba Nyderlanduose? Nu tai atleiskite, bet tai yra naivu ir tai yra saviapgaulės forma. Va, tai mes turime pirmąją problemą. Ką daryti, kada kultūros šitoje vietoje aiškiai atsiduria įtampoje? Antropologiniai įtampoje, tokiai kultūriniai antropologiniai įtampoje. Arba imkite tokią, tarkime, civilizaciją kaip Indija. Mes švenčiame ir džiūgaujame tą faktą, kad Indija yra didžiausia pasaulio demokratija, bet faktas yra tas, kad daugybė milijonų gyventojų Indijoje neturi žmogaus statuso. Aš nekalbu apie panieką žmogui, bet vadinamieji neliečiamieji kastų sistemoje Indijos arba dalitai. Dalitai yra nelaikomi žmonėmis. Kitaip tariant, jie nepatenka į žmogaus savoką. Jūs negalite suteikti medicininės pagalbos tam žmogui. Jūs negalite to žmogaus mokyti. Jūs negalite to žmogaus apskritai kažkokiu tai būdu susijęti su savim prasmingo žmogiško sąryšio formą. Žmonės nepatenka į žmogaus savoką. Va, jums yra akibrokštas. Kaip ten sako išmintinga lietuvių tauta, šito buvo per 9, ar ne? Didžiausia pasaulio demokratija, turinti modernes institucijas, bet dėl pašalinio tokio kastų sistemos veikimo, dalis žmonių yra anapus žmonijos. Taigi tie kultūriniai kodai, tai nėra pramanas ir čia yra labai rimta problema. O toliau ką kalbėti apie tokį klausimą, kuris polarizuoja ir Europos nuomonės. Man atrodo, jūs puikiai žinote, kad kai kalba užeina apie LGBT, apie homoseksualių piliečių teisės, tai čia net nereikia Ugandos, nereikia Irano. Žinoma, ten drastiški, baisus pavyzdžiai. Ugandoje veikia ilgą laiką mirties bausmės tikimybė, kuri būtų taikoma homoseksualams. Dabar tai yra panaikinta, bet vėl yra pradėta kalbėti apie kodekso keitimą ir apie mirties bausmės atnaujinimą Ugandoje homoseksualam. Skamba baisiai, primena nacizmą tiesiog tokie dalykai. Arba Irane panašus dalykai. Bet aš noriu pasakyti, kad atmeskime kraštutinius tos baisius atvejus, kurių netoleruoja net tolima dešinė Europoje. Bet Europoje, koks yra sutarimas LGBT klausimas? Jokio. Pasikalbėkite su tolima dešinė Europos ir išgirsite, ko negirdėję. Va ir viskas. Moterų teisės, jokio čia konsensuso nėra. Daugmaž tai, bet kol jūs kalbate su Šiaurės Europos kolegomis, arba Belgija, arba Nyderlandais. O rytų Europoje vaiko teisės, moterų teisės, švelniai tariant, šitų variacijų čia labai daug. Ir todėl, patikėkite, žmogaus teisų gynėjams dar labai ilgai bus ką veikti. Čia erdvė yra didžiulė. Todėl aš noriu sklaidyti mitą, kolegos, apie tai, kad egzistuoja paketas, dėl kurio visi yra susitarę. Ne, tokio net nėra buvę. Žmogaus teisės ilgą laiką istoriškai buvo susijusios su aristokratiniu, elitiniu Europos palikimu, su kova teologijos erdvėje dėl tikėjimo formų. Vėliau tai demokratizavosi ir, pavadinkime, tapo apskritai demokratinės kultūros ir demokratinio protesto dalimi. Dalis tų dalykų apskritai, sakyčiau, išsiteko tokio liberaliojo konsensuso ribose, kada buvo apskritai sutarta dėl tokio dalyko, kas yra laisvė viešojoje erdvėje. Bet niuansai, pasikartosiu, iki šiol kelia labai daug problemų, dėl jų yra laužomos ietis. Ir labai rimtai. Na ir leiskite persikelti tada greitai, kiek man čia davė liko, 10 minučių kokių. Turiu tikiuosi. Tai va, teorijoje turiu 20, bet gal geriau nekalbėti per daug ilgai, gal palikti geriau klausimą apie tos. Europos parlamentas. Žinoma, jo garbei reikia pasakyti, nors jūs gal pastebėjote, esu už tų žmonių, kurie niekada negeria savųjų ir negeria savo institucijų. Manau, kad tai yra prasta tono požymis. Aš neturiu pradėti duodyti rango Europos parlamentui. Atsakomybė ir geras tonas pareikalautų geriau truputėlį cum grano salis, su druska kalbėti, truputėlį šiek tiek kritikos pažerti jo atžvilgiu. Jo garbei tik pasakysiu vieną dalyką. Iš tikrųjų, Europos parlamente daroma yra daug. Pavadinkime tą minkštoji galia, supratimas, kad parlamentas gali
pasaulį keisti, daryti didelę įtaką per minkštąją galią, per žmogaus teisų politiką. Taip, Europos parlamentas šiuo požiūriu yra novatoriškas, aktyvus ir tikrai skiria tam labai daug dėmesio ir jėgų. Bet pasakyti, kad mes neturėtume problemų, būtų vis dėlto. Mes turime labai rimtų ir, man atrodo, viena iš problemų Europos parlamente yra ta, kad vis dėlto mes neretai apsiribojame, pavadinkime, tam tikrų gražių, jautrių pokalbių šou. Tai yra tiesiog didžiulė tokia pokalbių šou arena, mes kalbame gerai, bet klausimas, kiek mūsų dokumentai keičia tikrovę. Kiek mūsų dokumentai iš tikrųjų keičia tikrovę. Čia yra labai rimtas klausimas ir save gerbiantis politikas negali užsiminėti vien tik tai narcisistinių kalbėjimų. Reikia visą laiką paklausti, o ką tai keičia. Vieną dalyką galiu pasakyti. Jeigu kalba eina apie žinutes siunčiamas diktatoriškom valstybėm, tai jautriausias dalykas yra investicijos ir reputacija. Kitaip tariant, Kazachstanui Nazarbajevo arba, tarkime, Turkmenistanui dabartiniam visiškai nerūpi to žmogaus teisės, kaip jos yra suvokiamas Europoje. Bet rūpi vienas dalykas. Jeigu blogas žinias siūsi apie šalį, tai paprasčiausiai neigiamai paveiks tam tikrą verslo aplinką ir su investicijomis, su patikimumu gali būti suduotas smūgis. Todėl, jeigu suaktyvėja visada kinų, rusų, turkmėnų, kazachų diplomatai Europos parlamente, tai jie suaktyvėja dėl to, kad paprastai žmogaus teisų klausimai arba rezoliucijos Europos parlamente, jos kūrė ne tą įvaizdį šalies, kokio jie pageidautų. Ir jiem šalies įvaizdis daugeliu atveju, arba pavadinkime tą prekinę išvaizdą šalies, kaip atraktyvaus tokio objekto, yra daug svarbesnė už pačią žmogaus teisės. Tai yra ypatingai instrumentiškas, ypatingai toksai, sakyčiau, supaprastintas požiūris, bet deja tai yra tikrovė. Ir tikėtis, kad vienas kitas dokumentas gali pakeisti šią paradigmą, būtų naivu. Štai kodėl gal pradėkime nuo to, kas mėginama dabar daryti. Jūs žinote, kad Europos parlamentas pirmą kartą per visą istoriją pagaliau turi labai glaudžią partnerystę su Europos komisija ir su vyriausiaja įgaliotinė, kuri yra de facto kaip ir tokia užsienio reikalų ministrė Europos Sąjungos, baronienė Catherine Ashton. Pirmą kartą mes susitarėme ir įsteigėme tokią instituciją kaip specialus atstovas. Kitaip tariant, Europos Sąjungos specialus įgaliotinis arba atstovas žmogaus teisėms. Jo tapo mano kolega Stavros Lambrinidis, buvęs Europos parlamento vicepirmininkas ir buvęs Graikijos užsienio reikalų ministras, beje labai išsilavinęs ir artikuliuotas žmogus su puikia anglų kalba, baigęs Jeilo universitetą. Ir su juo aš mačiausi praėjusį pirmadienį ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra jau žingsnis pirmyn. Europos parlamentas pajudėjo iš buvusio to mirties taško, kurio esmė buvo, kad, žinot, nusiųsim gražių frazių rinkinį, iš jų dalis nepatiks Putinui, dalis nepatiks kinų kompartijai, bet dalis suvietins truputėlį, ar ne? Ir įvesim vieną kitą kondicionalą, tam tikrą sąlygos momentą į prekybos sutartis. Ačiū Dievui, iš šito koketavimo, iš šitos koketerijos globalinės yra pajudėta ir atstovo turėjimas reiškia, kad šitas žmogus turi plačius įgaliojimus užsiimti tyliąją diplomatiją. Kai kada žmogaus teisų atstovui reikia ir jos, patikėkite, jeigu norite ištraukti iš kalėjimo žurnalistą, tai jeigu tu triukšmą sukelsi, jau iš principo nepaleis kai kada. Būna ir tokių atvejų. Aš šiuo metu neturiu atsakymo, ar mano pažįstamam Vladimirui Kozlovui, kurį įkalino Nazarbajevas tiesiog Kazachstane, opozicionieriui ir žmogaus teisų gynėjui, ar jam išvaduoti dabar reikia triukšmą kelti per ambasadą ir per prezidentūrą Kazachstano, ar priešingai dabar geriau tyliai ten važiuoti ir sakyti, kad aš padarysiu viską įmanoma, kad smuktų jūsų reputaciją, jeigu jūs nepaleisite, bet tyliai pasakyti. Kitaip tariant, čia yra labai painus dalykai ir jeigu tu turi įgaliotinį, kuriam suteikti yra tie įgaliojimai, o Lambrinidis juos turi, tai žingsnis pirmyn. Antras dalykas, ką mes padarėm, ačiū Dievui, yra susitarta labai tvirtai, tą poziciją aš labai gyniau. Manau, kad jeigu man pavyko apskritai ką nors nuveikti per tuos metus Europos parlamente, tai galbūt mano mažytis